Apdovanojimų sezonas atidarytas ir vakar buvo išdalyti auksiniai gaubliai. Tai apžvelkime visus laureatus. Kino srityje daugiausiai, tai yra 4 auksinius gaublius, laimėjo Emilija Perez, filmas, kuris visai netrukus pasirodys Lietuvos kino teatruose. Iškart po jo seka filmas Brutalistas, kuris pelnė 3 auksinius gaublius. Bet bene didžiausia staigmena buvo animacijos kategorija, kurioje Latvijoje kurtas animacinis filmas Katinas, kuris išmoko plaukti, arba Flow, laimėjo auksinį gaublį. Taip pat Nurungęs laukinukė Ros, Vajana 2, Išvirkščia pasaulį 2 ir, žodžiu, kitus visus grandus. Dar po vieną auksinį gaublį nusiskynė ir filmai Substancija, Konklava, Tikras skausmas, Varžovai ir už didžiausią bilietų pasiekimą Piktoji. Televizijos srityje daugiausiai apdovanojimų net 4 pelnė serialas Šiogunas, atsiėmęs už geriausio draminio serialo, geriausio draminio serialo aktoriaus, aktorės ir antraplanio aktoriaus apdovanojimus. Po 2 auksinius gaublius taip pat pelnė serialai Elniukas ir Gudrybės. Dar po vieną auksinį gaublį pasiėmė Jeremy Allen White už savo vaidmenį seriale Lokys ir Colinas Farrellas už savo vaidmenį Pingvine. Tai tiek, kas jūs labiausiai nustebino, kas labiausiai nudžiugino, pasidalinkite savo nuomonę komentaruose.